Kaip visas kažkas naujo. Gali būti, kad internetas lūžta. Gali būti, kad tiesiog įranga nepritaikyta tokiam internetui. Daug variantų. Gali būti, kad tiesiog šnekam, o atstumai tik tai didėja. Bet aš niekad nesuprasiu vieną dalyką. Jeigu man svetimi nustatinėja atstumą, tai noriu pasakyti, kad ir kur gyvenime pakliūčiau, negalėčiau saugoti atstumą. Nors turiu visą amuniciją, kokios tik reikia, kad išsaugot atstumą. Bet kaip ten sakoma, aš tik prekė. Aš tik kažkam tai esu popierius, kažkoks tai popiergalis, kažkokia tai akcija, daugiau niekas. Tu gali pasakot savo pasakas apie laisvės visokias, bet kai ateina metas įvykiam vykti, tu, tas, kuris gyvena popierizmu, gali su manim daryti ką tik nori. Ir nesvarbu, priešinsiuos aš nesipriešinsiu. Bus padaryta viskas taip, kaip turi būti padaryta. Kaip popieriui užrašyta. Paprastai ir aišku. Nieko ypatingo. Tiesiog blyksnis po blyksnio, situacija po situacijos, veiksmas po veiksmo. Taigi susirask po savo popierius ir paskaityk. Paskaityk tiesiog, kas tu esi. Ar žmogus, ar būtybė, ar kažkoks 2D vaizdas nupieštas popieriuje. Ar tu kodas esi. Ar tu gal esi tiesiog paprastas ir aiškus kažkieno žaislas. Tiesiog bandyk, ieškok. Gal pavyks, gal nepavyks. Ne mano reikalas. Manęs taigi nėra. Esat jūs. Ir tu nori man įkalti galvą į mano smegenis vieną paprastą dalyką. Kad nesu žmogus. Tai bandom, darom, nežinau ką dar pasakyti. Sakoma, kad kamera gali perteikti tik tai 2 kadrus. Garsą ir vaizdą. Abiejų sudėti neįmanoma. Nes kažkam tai skamba kaip visiška pasaka. Tai atsisuk laiką atgal, pasižiūrėk mano vadovėlį, skaityk man iš akių, suprask, ką aš noriu pasakyti, tiesiog tyliai būdams. Nes, žinai kaip saka, tu esi tu, o aš esu aš. Bet kadangi egzistuoti aš negaliu, nes tada visiems reikės naujų, kaip mes sakom, naujų įtaigų. Kas aš toks, ne? Kur aš gyvenu, kur čia mane atvežė? Kaip juokingai skamba, ne? Galiu pritaikyti belė kokiai situacijai. Tai paprastai ir aiškiai. Ne? Tave traukiniu atvežė ar autobusu? Ne? Tu čia atsidūrei išmokti kažką, ar tu atsidūrei neliečiamas. Galbūt tu čia visą laiką gyvenai ir viską turėjai, o galbūt tiesiog tau atvežė ir parodė, kad būsi dabar čia. Tai aš ir galvoju, ar man va čia sustoti? Gal biškį paėjus, gal čia tau bus patogiau. Nežinau, vaizdai tai keičiasi, faktas. Ir tu šito nenuneiksi. Taigi sukūrė vaizdo kamerą. Kad tu nematai, kaip vaizdas gali pakrypti, netgi dedus vieną paprastą žingsnį. Nieko sudėtingo. Ir tai tikrai ne piratavimas. Tai tiesiog paprastas egzistavimas. Bet jeigu aš egzistuoju tik ant popieriaus, o mano balsas, mano kalba, mano mintis, mano veiksmai niekur nenukeliauja, tai sveikinu. Gali išjungti tą savo televizorių. Gali, kaip sakant, mest pro langą savo tą kompiuterį. Galų gale gali iš užpakalio išsitraukti tą savo telefoniuką
ir turėsi bent jau ginkliuką. Galėsi, kaip sakant, apsiginti. Nes įsivaizduoju, kam smūgiuoti ranką. Jeigu gali tiesiog iš nuostabaus veidroduko tiesiog ką nors lengvai pasiųsti ilgalaikiam poilsiui. Paprastai ir aišku, nieko ypatingo. Atvažiavo, pamatė veidą, kaip ir vaikai kažkokie. Pamatė veidą, viskas, paėmė už plaukų ir galų gale kur nors pririšai, kaip kokią kalėdinę eglutę. Nieko, toks to gyvenimas. Vieni pasakoja vieną, kiti kitą. Bet kad ir kiek tu begirdėsi, kad ir kiek tu bedarysi, aš visą laiką kliksiu ir rėksiu. Propaganda. O tiesos nebeliko. Taigi gali pasakoti istoriją, kad mane atvežė, ne, dar geriau. Gali pasakoti istoriją, kad mane tiesiog atskraidino ateiviai. O, būtų ideali istorija. Ir amerikonam patiktų. Patiktų ir šitiem žmonėm visiems. Nu. Paprastai ir aišku. Nieko ypatingo. Gali dėlioti arba kablelius, arba taškus. Nesvarbu. Ar egzistuoji, ar tiesiog būni. Keista tik viena. Nebesutampa visiškai galūnės.